Sveiki, gera Jūs vėl matyti, malonu susitikti su naujais ir galbūt jau nebe naujais kai kuriais mūsų kanalo žiūrovais. Šį kartą gavau impulsą tiesiog vėl atsiversti Bibliją ir pakomentuoti tą vietą, kurią atsiverčiau. Toks įspūdis, kad kartais gaunu tą impulsą iš apvaizdos dalintis tuo, kas kažkam šią akimirką yra labai reikalinga, kas galbūt nori išgirsti tai, ką nori jiems pasakyti Viešpats. Taigi šis kanalas yra tikrai toks pasidalinimų, šviesos sklaidos vieta ir tikiuosi, kad kažkam šitos mintys, kažkam šitie žodžiai bus naudingi. Labai įdomu, kad atsiverčiau Danieliaus knygos, tai yra Senajame testamente, 3 skyriaus 4 skyrių. Štai va čia atsiverčiau ir aš nuo čia truputį paskaitysiu, nes šį kartą mane dvasia veda visą istoriją. Truputėlį jums papasakoti, nes kitaip bus neaišku. Čia yra, aš trumpai sakysiu, tas karalius Nabukas, nes labai ilgas jo vardas ir kadangi pagal jį yra ir sukurta ta Verdžio opera Nabukas, tai trumpai pasakysiu, kad būtent karalius Nabukas sapnuoja medį. Susapnavęs tą sapną, jisai, žiūrėkite, kaip sako, aš Nabukas patogiai įsitaisė savo namuose ir jausdamasis laimingas savo rūmuose, sapnavau mane išgąsdinusį sapną. Reiškia, kartais mes gyvenam patogiai, ramiai įsitaisę, jaukiai, jausdamiesi laimingi ir kažkokie dalykai sugriauna mūsų tą ramybę, tą tvarką, išgąsdina mus. Mane gulinti lovoje apėmė vaizdiniai ir man galvon atėję regėjimai sukėlė siaubą. Pastiprina jau įspūdį. Ne tik tai, kad išgąsdino tas sapnas, bet dar ir sukėlė siaubą. Reiškia, taip ir mūsų gyvenime kažkas kartais nutinka, kas sukelia tiesiog siaubą. Mes išsigąstam, apima panika, kai mus išduoda, kai mus palieka, kai kažkas miršta, kai netenkam. Daugybė dalykų, daugybė nelaimingų įvykių mūsų gyvenime mus taip pat išgąsdina ir net sukelia tą siaubą. Ir tada karalius Nabukas po to sapnos įsako sušaukti visus Babilono išminčius, kad jie pasakytų, ką tas sapnas reiškia. Ir šitas epizodas man labai patinka. Todėl, kad žiūrėkite, ką vardina Babilono karalius. Suėjo magai, kerėtojai, chaldėjai ir spėliotojai. Ir aš papasakoju jiems tą sapną, bet jie neįstengė man pasakyti, ką jis reiškia. Čia žinoma yra tas pasakos motyvas, kai daugelį ir pasakų kažkas sapnuoja ir kažkas tik tai iš pašalies, kažkas trečias, kažkas praeivis, kažkoks tai prašalietis išaiškina tą sapną. Ir čia labai gražu, kad žiūrėkite, nei magai, nei kerėtojai, niekas yra nepajėgus suprasti tos prasmės, tos tikrosios žinios, kaip Danielius, žydas. Galų gale atėjo pas mane Danielius, vadinamas Beltšacaru mano dievo vardu, nes Babilone žydai vergauja. Ir apdovanota šventųjų dievų dvasia ir aš jam papasakojau savo sapną. O Beltšacarai, magų galva, aš žinau, kad tu apdovanota šventųjų dievų dvasia ir jokia paslaptis tau nėra per sunki. Taigi mes turime Biblijoje raktą, galima sakyti, visų paslapčių atrakinimą. Jeigu mes skaitytume atidžiai, labai širdimis skaitytume Bibliją, reiškia, mes turime, jokia paslaptis nėra per sunki. Šitoje knygoje jokia paslaptis
nėra per sunki. Ir man tai be galo patinka, nes mūsų gyvenimas, kaip sakydavo Joanitai, yra paslaptis. Bet jeigu gyvenimas yra paslaptis, tai tada labai norisi tą paslaptį juk iššifruoti. Todėl aš kaip moteris ypač mėgstu tas paslaptis šifruoti. Ir štai Danieliui sako, jokia paslaptis tau nėra per sunki. Ir mes visi norim būti regintys, daugiau regintys. Čia tas žodis nuo to raganos, nuo regėti, daugiau suprasti. Ir čia gerąja prasme mes norim kartais suprasti, dėl ko mes kenčiam, dėl ko atsitinka nelaimės, dėl ko mums labai skauda viduje, dėl ko atrodo viskas gerai, štai kaip tam karaliui, o viduje labai skauda. Kas yra, kas vyksta. Ir jis tada Danieliui papasakoja sapną. Mačiau medį žemės viduryje ir jis buvo labai aukštas. Medis augo vis aukštesnis ir tvirtesnis, o jo viršūnė pasiekė dangų. Jis buvo matomas iš visų žemės pakraščių. Jo lapai buvo gražūs pažiūrėti, vaisiai gausūs ir maisto jame buvo visiems. Tokia visiškai laimės kažkokia tai laimės simbolis. Kažkas panašaus, kai kartais mes svajojam, kad bus kažkas labai labai gera, bus labai nuostabaus, jaučiam visą širdim, kaip štai šitas karalius sapne regi tą medį, tokį tobulą rojaus kažkokį tai simbolį. Po juo laukų žvėrys rado paunksmę, jo šakose krovėsi lizdus padangių paukščiai, iš jo maitinosi visi gyvūnai. Mes kartais irgi tikimės, kad mums darbe, šeimoje, santykiuose, asmeniniam gyvenime, dvasiniam gyvenime viskas bus labai gerai. Mes turime susikūrę tokį paveiksliuką, tokią kažkokią tai iliuziją arba svajonę, mes tikim, kad tai bus. Lovoje nesiliaudamas stebėti regėjimus ateinančius man į galvą, pamačiau nužengiantį iš dangaus šventąjį budėtoją. Ir štai tą vaizdinį sudrumsčia kažkas nuojauta, kad kažkas ne taip, kažko trūksta. Iki to išsipildymo, kad taip ir būtų, visiška ta palaima, medžio viršūnė siektų dangų. Kažko trūksta, ateina nuojauta, tarsi įspėjimas. Mes irgi visada gyvenime labai nujaučiam, kad taip, jau kažkas labai gerai, viskas taip, bet kažkas dar ne taip, kažko dar trūksta. Arba net ir priešingai kartais, kai yra viskas gerai, piktasis mums kartais, gundo, tu pagalvok, tu pasižiūrėk, o gal dar kažkur kitur, geriau, daugiau. Tai čia irgi trupučiuką panašiai. Galbūt čia kaip gundymas tam tikrą prasme, tas budėtojas. Budėtojas, galima sakyti, kaip išmėgintojas. Tas piktasis, tas, kuris mus išmėgina. Išbandymai. Ir štai atsitinka išbandymai. Garsiai šaukdamas jis liepė, nukirskite medį ir nukapokite jo šakas, nubraukykite jo lapus ir išmėtykite jo vaisius. Ten nubėga šalin nuo jo žvėrys, tai išlaksto nuo jo šakų paukščiai, bet palikite žemėje jo kelmą su šaknimis, surištas geležies ir žalvario grandine. Tegul jis gležnoje lauko žolėje. Ta svajonė, ta kažkokį tai nuostabų dalyką, stebuklą kažkokį tai laimę, tą medį, kurio viršūnė siekia lik dangaus. Štai tas nužengiantis budėtojas iš dangaus, šventas budėtojas iš dangaus liepia nukirsti, bet ne visiškai sunaikinti, bet palikti kelmą su šaknimis surištas geležies ir žalvario grandine. Čia panašiai kaip kas nors sužeidžia mūsų širdį ir ta mūsų širdis lieka surišta geležies ir žalvario grandinėmis.
Atrodo, kad tą širdį sukausto baisus skausmas, veria kažkas ir mes turime tokiu atveju tą skausmą ir priimti kaip kažką, kas mums atsitinka. Palikite žemėje kelmą su šaknimis ir dar šaknys tos, taip, tos medžio šaknys, to kažko, apie ką mes labai svajojom, apie kuo mes tikėjom. Nukertama, o šaknys lieka ir tada dar labiau skauda. Jeigu dar būtų išrauta su šaknimis, tai turbūt ta žaizda užgytų, o čia šaknys lieka ir dar sukaustytos grandinė, geležies ir žalvario grandinėmis. Tai va čia tas momentas, kai gyvenime mums labai skauda kažkas. Ir kiekvienas dabar galim pagalvoti, koks įvykis yra sukaustęs mano širdį tomis grandinėmis. Kas atsitiko ir dėl ko buvo nukirstas tas medis, kurio viršūnė turėjo pasiekti dangų. Ir tas budėtojas, jisai tai padarė tam, kad mes pasikeistume. Tuoj mes suprasime, dėl ko. Te maudo jį rasa iš dangaus, te būna jo dalia su gyvuliais eidančiais laukų žolę, te būna pakeista jo žmogaus širdis, te būna jam duota žvėries širdis. Ir te praslenka pro jį 7 laikotarpiai. Reiškia, tas sunkus labai išbandymas, jisai labai dažnai žmogų pakeičia į blogąją pusę. Žmogus tarsi nebetenka žmogiško širdies, o tampa tarsi sužeistas žvėris. Ir atsimenate, aš viename susitikime sakiau, kad žmogus yra tokia būtybė, kuri vienintelė gali prarasti savo žmogiškumą, jį arba auginti, arba prarasti. Tai dažniausiai sunkumai, kančia verčia žmogų tarsi, jo širdį surambėti. Pakeiskite jo žmogaus širdį, tebūna jam duota žvėries širdis. Pagalvokite, kaip pasikeitė jūsų širdis dėl nuolatinių išbandymų, dėl nuolatinių kančių, skausmo. Labai dažnai net ir vaikystėje tėvai pakeičia tą vaikiuko širdį, tam tikrą sužeistą žvėriuko širdį. Ir tada vaikas turi tam tikrus šablonus elgesio, pavyzdžiui, nuolat kentėti. Jam neužtenka ramių, gražių kažkokių tai dalykų jau suaugus, jam nuolat reikia kančios, jam reikia nuolat kažkokio tai skausmo, kad jis paskui vėl galėtų jausti, kad grįžtų jam ta kažkokia tai žmogiška širdis. Tada tą širdį nuolat jis turi tarsi pats savo sužeisti. Tai tas širdies pakeitimas, čia atrodo labai baisus dalykas. Ir iš tikrųjų mums gyvenime skausmas, kančia, išdavystės, visi tie blogi dalykai. Ir čia telpa visi blogi dalykai, kuriuos ir patys savo padarom. Tie dalykai mūsų širdį pakeičia. Iš žmogaus širdies tampam tą žvėrišką širdim. Nebeturim to žmogiško širdies, o turim tą žvėries širdį. Ir te praslenka pro jį 7 laikotarpiai. 7 reiškia kažkas labai ilgai. Kažkas 7 tas skaičius toksai tobulybės, amžinybės. Labai ilgas laikotarpis, skausmo laikotarpis. Ir žinoma, kad niekas nenori kentėti, ir ypač karalius. Tai nuspręsta budėtojų įsaku. Čia labai įdomus tas budėtojų įsaku. O šis sprendimas duotas šventųjų įsakymų, kad visi gyvieji žinotų, jog aukščiausiasis valdo žmonių karalystę duota jam ir duoda ją, tą karalystę, kam nori, ir jai valdyti skiria net žemos kilmės žmonės. tą karalystę duoda valdyti net žemos kilmės žmonėms. Tai reiškia, kad nesvarbu, kas mes esam, laimės karalystė, ta dvasinė karalystė
ir absoliučiai visiems ir visų. Ir tada, kai mus ištinka sunkumai, kančia, nelaimės, kai mums be galo skauda, mes neturim pamiršti, kad ta dvasinė karalystė, kur mes galime būti laimingi, jinai vis tiek yra. Ir štai tada karalius Nabukas sako, tokį sapną aš sapnavau, ir jis tada prašo Danieliaus paaiškinti, ką tas sapnas reiškia, nes, kaip sakiau, nei magai, nei kerėtojai to nesugeba, o sugeba tik tai žydas iš mūsų Biblijos, iš šventraščio. Taigi ir paskaitykim tą paslaptį, atrankinkim tą mūsų sužeistą širdį tuo rakteliu, tuo stebuklingu rakteliu, kurį gaunam štai iš Danieliaus 4 skyriaus. Danieliaus, kuriam jokia paslaptis nėra per sunki. Tuomet Danielius, vadinamas Beltšacaru, kurį laiką buvo lyg staboje ištiktas. Reiškia, jisai, nori suvokti ir panyra į save. Jo mintys kėlė jam nerimą. Karalius tarė jam, Beltšacarai, ten nekelia tau nerimo tas sapnas ar jo aiškinimas. Karalius, galvoja tiek to, jeigu jau stabo ištiktas, net magų magas, kaip jį vadina magų galva, tiek to tas sapnas gal jau ten nebus atrakintas, tegul. Beltšacaras jam atsakė, mano valdove, tas sapnas turėtų būti tiems, kurie tavęs nekenčia, o jo aiškinimas tavo priešams. Vadinasi, kaip įveikti tą skausmą, kaip įveikti tai, kad mes liktume toje dvasios karalystėje, kad mes išlaikytume laimę, arba jeigu mus ištinka dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso, kaip mes turime reaguoti į tai, kai mūsų širdį sukausto tos geležies grandinės. Ir Danielius aiškina sapną. Medis, kurį matei augantį vis didesnį ir tvirtesnį, viršūnę pasiekusi dangų ir matoma iš visų žemės pakraščių, kurio lapai buvo gražūs pažiūrėti ir vaisiai gausus, kuris davė maisto visiems, po kuriuo gyveno laukų žvėrys ir kurio šakose padangių paukščiai krovėsi lizdus. Esi tu, o karaliau. Tai tas medis yra kiekvienas iš mūsų. Tas nuostabus medis. Tas gražus medis yra kiekvienas iš mūsų, kurio viršūnė siekia dangų. Atsimenat, kaip kalbėjom, tas omuo, sąmonė, tas dvasinis mūsų stuburas, dvasinis kamienas. Tu tapai didis ir galingas. Tavo didybė išaugo ir siekia dangų, o tavo valdžia lygi žemės pakraščių. Čia tiesiog, kai jaučiamės laimingi, tai mums atrodo jūra iki kelių, žemė iki žemės pakraščių. Ir atrodo viskas yra gerai ir taip turėtų būti. Ir staiga tada, kai ta laimė baigėsi, mes labai kaip ir šis karalius išsigąstam, apima siaubas. Kadangi karalius matė šventąjį budėtoją nužengiantį iš dangaus ir sakantį, nukriskite ir sunaikinkite medį, bet palikite žemėje jo kelmą su šaknimis surištą geležiais ir žalvario grandinę lauko žolėje. Ten nemaudo jį rasai ir iš čia pakartoja visą tą, kol prasilinks 7 laikotarpiai. Toks bus aiškinimas, o karaliau, ir tai aukščiausiojo sprendimas atsiųstas mano valdovui karaliui. Tu būsi išguitas iš žmonių tarpo, tavo buveinės bus tarp laukų žvėrių, tu turėsi ėsti žolę kaip jaučiai, būsi maudomas rasos iš dangaus ir 7 laikotarpiai prasilinks, kol... Tuoj perskaitysiu. Bet čia labai svarbu yra. Labai svarbu suvokti, kad mums duodamas skausmas, kančios, išbandymai tam, kad mus apvaizda pakeistų. Reiškia, mes neaugame taip, kaip dangus to nori. Mes nesikeičiame taip, kaip dangus to nori. Viskas, kas mums nutinka šitoje žemėje, yra pokyčiai.
tam, kad mes keistumėmės, kad įvyktų transformacija. Ir Dievas, viešpats visada žiūri, kaip mes reaguojam į tai, kas mums nutinka. Ir štai šiuo atveju esmė, Danielius pasako, kaip turi reaguoti karalius, kad net nebūtų tas medis nukirstas. Ir kaip, jeigu tas medis būtų nukirstas, mes turime reaguoti. Taip nutiks arba taip, jeigu taip nutiktų, ką tu turi daryti, jis čia sako Danielius karaliui. Kol pripažinsi, kol mes kiekvienas pripažinsim, kad aukščiausiasis valdo žmonių karalystę, kad viešpats valdo mūsų dvasią, kad viešpats valdo mūsų dvasinę karalystę. Ne mes, ne kiti. Viešpats valdo mūsų dvasią. Mes priklausom viešpačiui. Mes turim tą kažkokį, kaip sakau aš, DNR kodą pagal jo paveikslą ir panašumą. Kad aukščiausiasis valdo žmonių karalystę ir duoda ją, kam nori. Jeigu viešpats duoda dvasią, duoda gyvenimą, vadinasi, jis jau duoda ir tą karalystę. Įsakymas palikti medžio kelmą su šaknimis reiškia, kad tavo karalystė bus atkurta, kai pripažinsi, jog dangus yra visavaldis. Reiškia, kai mums be galo skauda širdį ir va tas kelmas su šaknimis, nesvarbu, kas nutiko, kai mūsų širdį sukausto tos grandinės ir mums atrodo nesuvokiamai skaudu, ir to šaknys kaip tik atrodytų norėtume galbūt išrauti, kad nebeskaudėtų, nebebūtų nieko, nebejaustume. Tai kaip tik tie rudimentai yra paliekami tam, kad pripažintume, jog dangus yra visavaldis. Kad ne mes tuos įvykius pasirenkame, kad kartais įvykiai pasirenka mus. Žinoma, daugeliu atveju mes ir patys prisidirbam ir patys visko tiek pridarom, ypač kai žmogus yra laimingas, tai jis labai dažnai nevertina, nepaiso tos laimės rėmų ir galvoja, kad čia į kairę, į dešinę, vienaip kitaip kas nors. Prasideda manipulacijos įvairios, žaidimai su sėkme, žaidimai su laime, toks lošimas vabank, o gal dar daugiau pasiseks. Ir ypač yra ir keli išbandymai, garbė, šlovė ir pinigai. Tai va šitų išbandymų praktiškai niekas neatlaiko. Ypač pinigais, ypač garbė, šlovė. Žmogus dažniausiai visada paslysta, nes visada nori, o daugiau pabandyti, o dar daugiau. Laimė, lygiai tas pats. Jeigu viskas gerai, tai žmogus junta daugybę gundymų, nedėkoti, nesidžiaugti, nepasitenkinti tuo, ką turi, o kažkur peržengti, dar tas gviešimosi toks elementas labai stiprus būna. Tai vadinasi, štai šitos Danieliaus knygos ištraukos mes matom, kad kartais, kai mus ištinka nelaimės, dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir ta širdis yra sukaustyta. Ir ta šaknis dar palikta, kad atrodytų, kad tik dar labiau skaudėtų. Tai visa yra tam, kad mes suvoktume, jog visa tai gali būti atkurta, kai pripažinsi, jog dangus yra visavaldis. Pripažinti, kad viešpats yra valdovas, pripažinti, kad ne savim remiuosi, o viešpačiu remiuosi. Kad ne aš esu pasaulio centras, o Dievas yra pasaulio centras. Kad viduje ne mano vardas, pavardė, statusas, pareigos yra esmė, ne tai mane sudaro, o mano esmė yra iš viešpaties, iš dangaus, iš anapus kažkur, nublokšti čia į tremtį į žemę. Už tai mes čia patiriam daugybę kančių, išbandymų, nes
esam iš ten, iš kažkur, tai iš anapus ta mūsų siela. Todėl, o karaliau, te būna tau priimtinas mano patarimas. Išpirk savo nuodėmes teisumo darbais. Matot, nuodėmes išpirk. Reiškia, jeigu jau prisidirbom, tai atgailaukim, kelkim rankas į viešpatį, į dangų, prašykim atgailos, apsivalykim savo vidų. Net jeigu atrodo, kad mus įžeidė, mes nekalti, nėra taip. Atsimenat, kaip kalbėjom apie konfliktus. Konfliktas kyla tada, kai silpnesnioji pusė yra kažkurioje vietoje apsileidusi ir leidžia tam piktajam, tam kažkokiam tai stipresniam pasinaudoti tą netvarkingą vietą. Todėl atgailauti privalo netgi labiau ta silpnesnioji pusė, nes ta stiprioji pusė tai čia yra atskira šneka, blogis visada subyra kaip smėlio pilis. Blogis yra tuščias. Taigi išpirk savo nuodėmes teisumo darbais, o savo nusikaltimus gailestingumu vargšams. Reiškia, yra nuodėmės ir dar yra nusikaltimai. Ir nusikaltimai nėra tik tai pavogti pinigus. Nuodėmė tai yra, ką aš pats savo padarau, savo blogą. O nusikaltimai labai dažnai yra, pavyzdžiui, sutrypti širdį, laimę, paniekinti kažką. Tie nusikaltimai prieš šventąją dvasią. Tuomet tavo gerovė bus patvari. Laiminga pabaiga. Visą tai ir ištiko karalių Nabuką. Praėjus 12 mėnesių, vaikščiodamas ant karališkųjų rūmų stogo Babilone, karalius tarė savo, argi nešaunus tas Babilonas, kurį pasistačiau didelę galybę, kaip karališką buveinę savo didenybės garbei. Taigi, labai gražus sapnas, labai gražus jo aiškinimas ir pabaigoje jis dar sako, praslinkus tam laikui, aš Nabukas pakėliau akis į dangų ir man grįžo protas. Sąmoningumas. Protas reiškia tas suvokimas. Aš šlovinau aukščiausiąjį. Garbinu ir aukštinau tą, kuris gyvena per amžius, nes jo valdžia yra amžina valdžia ir jo karalystė tveria per kartų kartas. Visi žemės gyventojai yra tarsi niekas, o jis daro, ką nori, dangaus galybėms ir žemės gyventojams. Nėra nė vieno, kuris gali sulaikyti jo ranką ar sakyti, ką tu darai. Ir štai tada, kai jis pašlovina viešpatį, nuostabi malda karaliaus Nabuko. Galite ją pasiskaityti Danieliaus 4 skyriuje, 31 eilutė. Pašlovinti viešpatį šią karaliaus Nabuko maldą, tam, kad ir mums, kad jums ir mums grįžtų tas protas, tas blaivumas, tas suvokimas, kur mes padarėm nuodėmes, kur mes padarėm nusikaltimus. Tuo metu grįžo man protas, o didybė ir spindesys buvo man sugrąžinti mano karalystės garbei. Ir dabar aš, Nabukas, šlovinu ir aukštinu ir garbinu dangaus karalių, nes visi jo darbai teisingi ir jo keliai teisūs, jis gali pažeminti išdidžiai besielgiančius. Taigi, šis susitikimas turbūt ir yra skirtas temai, kaip elgtis, kai skauda. Yra net tokia, kur Dievas, kai skauda. Ir daugelis klausia, kodėl žemėje tiek kančių, kodėl mes tiek kenčiame. Tai štai šitą ištrauką mums atsako, kad mes kenčiame ne todėl, kad ta kančia būtų savaime kažkas, kas mums duota, o dėl to, kad mes nusisukam nuo viešpaties, kad mes prisidarom nuodėmių, nusikaltimų. Ir visa tai yra skirta tam, kad mes pasikeistume, kad mes atsisuktume atgal į tuos vertybinius dalykus, šlovintume nelaikinus dalykus. O
kažką, kas yra šviesa, kas yra gera. Ir čia nereikia galvoti, kad būti dvasingu ir tuo šviesiu, geru žmogumi, tai nuolat melstis ir taip toliau. Ne, tai reiškia nuolat būti atsisukus į šviesą. Tai yra nuostata laikytis padorumo, meilės, tikėjimo, visada viltis, viską daryti džiaugsmingai. Ir tada vis tiek ištinka ir kančios, ir nelaimės, ir skausmas. Ir tada vis tiek tada tą širdį apkaustytą geležim, su tą širdim vis tiek atsigręžti į viešpatį ir pašlovinti viešpatį ir ištarti štai tuos maldos žodžius: aš šlovinu aukščiausiąjį, garbinu ir aukštinu tą. O taip mes turim ištarti. Ir tada skausmas nurimsta, kančia nurimsta, tada pasikeičia ta širdis. Jinai netampa žvėries širdimi. Ko neturime leisti, tai niekada neturime leisti, kad kančia, skausmas, nelaimės mūsų širdį paverstų žvėries širdimi. Ir net pačiais neteisingiausiais atvejais, ypač tada tose ribinėse situacijose, mes neturim leisti, kad mūsų širdį pakeistų tą žmogaus širdį, pakeistų žvėries širdimi. O kad taip nenutiktų, mes turime net šitą širdimi, kuri apkaustyta geležimis, tą širdimi pašlovinti viešpatį. Aš šlovinu aukščiausiai ir garbinu ir aukštinu tą, kuris gyvena per amžius, nes jo valdžia yra amžina valdžia ir jo karalystė tveria per kartų kartas. Labai graži vieta, nėra nė vieno, kuris gali sulaikyti jo ranką. Nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų paveikti tam tikrus įvykius, dalykus, jeigu Dievas yra numatęs kitaip. Todėl iš dalies mes galime net visiškai pasitikėti Dievu ir sakyti, kad viskas bus taip, kaip Dievas nuspręs. O mes turime pasiduoti tai Dievo vedančiai rankai. Čia esminis momentas ir yra, kad, kaip sakė Danielius, kad jeigu tu pripažinsi, kad Dievas yra visavaldis, tai tas medis ir nebus nukirstas. Jeigu tu pripažinsi, tai kad neįvyktų tokie dalykai, tai mes iš anksto galim žinoti šitą paslaptį, turėti štai tą raktelį nuo šitos paslapties, ką daryti, kad tas medis nebūtų nukirstas. Ten audros, vėtros, viskas gali taršyti, bet kad tas medis stovėtų, kad ta širdis nebūtų perkeista ta žvėries širdimi. Tai pripažinti tą Dievo visavaldystę, visagalystę. Tai reiškia jam leisti įžengti į mūsų vidų, į mūsų tą gyvenimą. Leisti, kad Dievas keistų, Dievo klausyti. O kaip Dievo klausyti, mes jau kalbėjom, girdėti savo sąžinės balsą. Ir jeigu yra nuodėmė, jeigu yra nusikaltimų prieš kitus, prieš save, tai turime viską daryti, kad tas medis žaliuotų, augtų, ir kad jis nebūtų nukirstas, pirmiausia patys ir savo pastangomis. Būtent, nes pirmas, žiūrėkit, veiksmas yra vis dėlto mūsų žmonių pripažinti viešpaties tą viršenybę. Ne mūsų, ne kitų, o mes turim pripažinti viešpaties viršenybę. Tas mūsų atsigręžimas, mūsų tas pirmas veiksmas. Tai linkiu, kad tie mūsų dvasiniai medžiai žaliuotų, kad jie duotų tų gausių vaisių, kad po jais žvėrys ilsėtųsi, kad ir to medžio viršūnė siektų dangų. Būkite palaiminti. Turėkite tą raktelį nuo šios paslapties, nuo Danieliaus 4 skyriaus paslapties. Iki kitų susitikimų.